Įsijunk gerą nuotaiką su Radio Centru. Papasakosiu tokią trumpą istoriją, kaip viskas atsitiko. Sukūriau aš jį prieš, žinokit, gal kokius 3 metus. 3 metus? Jo, buvau Gruzijai pas draugą vestuvėse. Mes ten buvom 5 dienas, iš jų 7 vartojom alkoholį. Ir aš kažkaip buvau viešbutį, ryte atsikėliau, sekančiam numerį miegojo Juozas Statkevičius, aš buvau su draugė. Dar ten buvo hebras ir kažkaip atsikėliau skaudančią galvą 6 ryto, gal 5, atsidariau langą, tai buvo kažkur Gorė ar Boržomi regionai, ten vienas nuo kito netoli, kur Stalinas gimęs ir taip toliau. Tokiam slėniai atsidariau langus ir šią dainą parašiau per 500 sekundžių. Meluoji. Prisiekiu. 50 sekundžių. Kažkur, kiek tęsiasi, tai paėmiau ir parašiau. Ir pagrėbiau tušinuką, nes kai guli ten viešbutis tušinukas ir taip čik, užrašiau, pasidėjau, o prieš 3 savaičių į studiją užsukau ir rašiau. Pavadinimas dainos, ar ne? Kaip tu įprastai rašai kūrinius? Nuo pavadinimo ar pavadinimo dėdė paskučiausiai vietoj? Taip kažkaip, kas labiausiai skamba. Na, šiuo atveju. Šiuo atveju tai aš panaudojau pirmus 4 ar kiek ten žodžius dainos. Pirmus žodžius. Aš žiūriu į tave, pasaulį. Radio Centras. Linki jums geros nuotaikos.